Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Pranašas kalbėjo: Dievo dvasia ant manęs, kadangi mane yra Viešpats patepęs. Jisai mane pasiuntė nešti džiugiosios naujienos vargdienėms, gydyti tų, kurių širdis prislėgta, skelbti belaisvių išvadavimu, kalinių paleidimu, pagarsinti Viešpaties malonės metų bei keršto už mūsų Dievą dienos, paguosti visų, kurie liūdi, nudžiuginti gedinčių Sijono, vietoj pelenų jiems duoti brangenybių, vietoje gedulo džiaugsmo aliejaus, vietoje sielvarto džiugesio giesmę. O jūsų vardas bus Viešpaties kunigai, jūs vadinsitės mūsų Dievo tarnai. Aš ištikimai atiduosiu jūsų pelną ir su jais sudarysiu amžiną sandorą. Jų palikuonys bus žinomi tautose, jų atžalos gentyse. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina Viešpats. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Aš Dovydą, savo pasirinktą tarną, pašventinau savo šventuoju aliejum. Mano ranka visuomet su juo bus, jį stiprins mano galybė. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Jam rodysiu savo ištikimybę, malonę, pakils per mane jo galybė. Jisai man sakys: tu mano tėvas, tu mano Dievas, ir priebėga man išsigelbėt. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Antrasis skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Jėzus Kristus yra ištikimasis liudytojas, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, žemės karalių valdovas. Jis mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis ir išvys į kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Ir dėl jo raudos viso žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, visagalis. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Tai Viešpaties žodis. Brangus Marijos radijo klausytojai, broliai ir seserys, šiandien vakare bažnyčia įžengs į didįjį trydienį. Paskutinės vakarienės šventosiuose mišiuose minėsime Eucharistijos ir kunigystės sakramentų įsteigimą, skaitysime Evangeliją apie kojų mazgojimą,
apie Jėzaus nepaprastai gilų gestą, primenantį, jog tikra meilė visada yra nuolanki ir visada tampa tarnyste. Tačiau šio ryto liturgija mus kviečia įsižiūrėti į dar kitus svarbius mūsų tikėjimui dalykus. Didžiojo ketvirtadienio rytą bažnyčia švenčia ypatingas mišias, krizmos mišias. Vyskupijų katedrose šiandien šventinami aliejai, kurie visus metus iki kitų metų didžiojo ketvirtadienio lies žmonių gyvenimus. Krikšto metu, sutvirtinime, lygoje, pašaukime. Tai tarsi tylus, bet labai konkretus Dievo veikimas mūsų gyvenime. Krizmos mišių evangelija mus nukelia į Nazaretą, į paprastą sinagogą, į momentą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kasdieniškas. Jėzus atsistoja skaityti, atsiverčia pranašo Izaijo knygą ir skaito: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Ir tada tyla. Visų akis įsmeigtos į jį. O Jėzus sako, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Šiandien. Ne kada nors, ne ateityje, šiandien. Jėzus ne tik cituoja pranašą, bet pritaiko šiuos žodžius savo. Tai drąsus ir net šokiruojantis pareiškimas. Jis sako, tas, apie kurį kalbėjo Izaijas, tai aš. Ir tuo pačiu jis parodo, koks yra Dievas. Netolimas, neabejingas, bet ateinantis pas konkrečius žmonės, pas vargšus, pas belaisvius, pas akluosius, pas prislėgtuosius, pas tuos, kuriuos pasaulis dažnai pamiršta, bet Dievas nepamiršta. Ir jei esame nuoširdus, tie žmonės esame ir mes. Kartais esame akli, nematome tiesos, kartais esame belaisviai, savo baimių, įpročių, nuodėmės vergai. Kartais esame prislėgti gyvenimo svorio ir kasdienių naštų. Bet štai geroji naujiena, Jėzus ateina būtent pas tokius, ne pas tobulus, bet pas tuos, kuriems reikia jo pagalbos, jo paguodos ir išgydymo. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane. Jėzus yra pateptasis, Mesijas, bet jo patepimas nesibaigia juo, jis gausiai išsilieja į bažnyčią ir į kiekvieną iš mūsų. Todėl šiandien šventinami aliejai, ligonių aliejus, katechumenų aliejus ir krizma, šventosios dvasios ženklas. Tai ne tik simboliai, bet konkretūs ženklai, per kuriuos Dievas veikia. Jis sustiprina silpną, gydo sužeistą, apvalo suteptą, pašventina ir siunčia išrinktą. Ypač krizmos aliejus primena labai svarbų dalyką. Kiekvienas pakrikštytas žmogus taip pat yra pateptas. Tai reiškia, kad visi pakrikštytieji dalyvaujame Kristaus pasiuntinybėje, kunigiškoje, pranašiškoje ir karališkoje. Esame siunčiami. Bet čia atsiranda pavojus. Nazareto žmonės iš pradžių žavėjosi Jėzumi. Jiems patiko jo žodžiai, bet netrukus jie pradėjo sakyti, argi jis ne Juozapo sūnus. Per daug paprasta, per daug artima, per daug pažįstama. Ir jie užsidarė. Tai dėja labai panašu ir į mus, nes mes irgi dažnai norime didingo Dievo apsireiškimo, stebuklų, aiškių ženklų, kažko įspūdingo. O Dievas ateina kitaip, jis ateina paprastume, per žmogų šalia, per tylų žodį, per kasdienę situaciją, per šiandieną. Ir todėl vieni reikšmingiausių girdėtos Evangelijos žodžių, ko gero galėtų būti šie: šiandien išsipildė. Tai reiškia, dabar yra tas momentas. Dievas veikia dabar, šiandien. Kai atleidi, jis veikia. Kai padedi, kai išdrįsti tikėti, kai priimi tiesą apie save, jis veikia. Veikia mano ir kitų gyvenimuose. Ir aš šiandien galiu būti Kristaus ženklu kitiems. Galbūt kažkam šiandien
vieninteliu Dievo artumo liudijimu galiu būti būtent aš. Jeigu neužsidarysiu savyje, Jėzaus žodžiai išsipildys dar kartą. Ne kažkada Nazarete, bet šiandien, per mane. Amen. Homiliją sakė kunigas Andžejus Šuškievičius.